Nu, Paskarui išsinuomavom kambarį. Čia laiptinė tokia faina. Kaip tau itališkas stiliukas. Fainai. Tai va. Rekuperacinė sistema. Nekarksėk. O, brangioji. Nu va, čiotkai. Kaip skaniai gyvena. Vaizdas iš balkono dar. Gražumėlis. Peskaros centras. Pėsčiųjų tiltas Paskaroje. Mes per kanalą. Taip. Lesbe. Šūkiai čia smirti. Ten žinokit, tiesiog vamžynas matos, galim ne. Ne. Jo. Oho, kalnų nesimato, čia kalnai. Ten bangolaužiai turbūt. Bangolaužiai. Klubas. Nu. Gali mane nufotkint mane. O, puikiai. Bela. Kas mane nufotkins? Aš galiu. Bet ir atsiųs turėsim. Gerai. Čia su Tik aš sąlyga. nematau per saulę. Bet čia nelabai gražu. Jie tau visi
Italija ekspreso, bet Lietuvą kitą jau. Ortonos miestelis. Prieplauka. Kas čia bus, manau? Čia bus fotkinis. Nu, negerai. Domce. Ir Ortonos pilis. Fainas miesteliukas toks. Nelabai tvarkingas, kaip ir visi Italijos maži miesteliai. Čia kažkoks kompleksas naujesnis. Čia žmonės pasidarė tokias iš pagalių pašiūrės, atvaro degintis ir eina į pavėsį. Pafilmuočiau, bet visi prilindę žiūri. Nesmagu, gal įsirengia kokį. Reikia pažiūrėti, kur tuščia. Visur guli žmonės. Jo. Nu, tiek to. Esmė tame, kad viduj žmonės yra ir miega savo, kaifuoja. O ten senovinė prieplauka. 100 metų žvejai atplaukia, įsikrauna žuvį. O. Atvažiavome į Apeninų kalnus avienos šašlykiukų pavalgyti, kaip mocų. Avienos šašlykiukai kalnuose. Va tiek užsakėm, su šeimynai 5 žmonių. Žiūrėkit, tai galima bus tos brangesnius sudėti. Jo, aš irgi noriu. Vasto miestelio centras. Mano šeimyna prieki. Gražumėlis. Ir aš, sveiki. O, 10 metų savo sesę. gerai. Tikriausiai, kai jai bus 8 tą patį reikia. Ir visą gyvenimą taip sesėm brolis padės. Mama seka tiesiog su kamera.
Pastaruoju laiku. O, čia geras bus. Miestelis matosi. Nežinau, ar stojam. Bet tai čia nėra nieko. Ja. Ai, jau, nuvažiuosim į didelį Nes aš tai miestą. ir valgytum. Tai mes ten nevalgysim. Ne, mes Tai į žinau, namus mes užvažiuosim. namie pavalgysim susiruošę. Nu, atvažiavom į mažiuką kaimelį kalnuose. Tiksliau, čia kaip miestelis. O, gatvelės kokios. Kiekvieną rytą ir dieną žmonės mato tokius vaizdus. Čia gatvelė tokia, kažin ar įsiterpčiau. Miestelis netoli širdies formos ežero. Viladžio, ar kaip jis čia vadinas. Ten toliau remonto darbai. Atvažiavom į kalnų ežerėlį širdies formos. Pabandysiu nufilmuot, bet kažin ar matysis, aišku. Širdies galas. Mano širdies moteris. O ten kitas širdies skilvelis baigėsi. Va, toks dalykas, fainas, labai vanduo skaidrus, matosi iš tikrųjų. Pirminį vienuolyną, taip normaliai vienuoliai nuo civilizacijos pabėgę. Afigi. Eik tu sa. Nu gerai. Pabūsim ir kalnuose ir... Nu va. Oi, kaip čia gaivu. Laukia 33 karščio. Ai, vaš. Atvykote. Nu, kaip gražiai nuglūdinta. Nu, įspūdingai. Ką dabar leidžiamės, jo? Tai aš tai nesileisčiau jau čia. Kodėl? O ką tu ten pamatysi? Ai, čia viskas? Jo. Liūdesys? Tu į mišką nusileisi. Jo, nu aš nusileisiu ir ateisiu. Man labai jau imponuoja. Jūs lukterkit. Nieko čia. Labai graži uoliena čia.
Iš jos namus turbūt stato. Tokią spalvą gerą. Tam, taram. Nu jo, daugiau čia nėra ką eit. O, geras. Užsisuk, jeigu nenori, kad nufilmuočiau. Įspūdingėlis. Toj atsuku, toj. Jau. Dar čia žvilgtelsiu ir tada. Šiaip tai ten ant kalno net hebrytė eina. Bet mes neisim. Gerai jau gerai. Tinginiai slabakai. Va čia va galima eiti, žiūrėk. Šiauriai tikiuosi, kad mano šortai ar kupriniai, nes aš juos tikrai įsidėjau. Va čia galima. Jo, galėjai. Bet tai ne, turbūt kad ne. Davai. Nu ir tiek to. Bet tai kaip jie pasistatė? Nu. Ola virš galvos. Čia kiek erdvės. Bet tai įtariu, kad čianai, va čia rado, čia matai senos gyvenvietės. Rasta vat įnagiai. Ant sienų buvo turbūt va tai va, papaišaliota. Va. Nu taigi žmonės visuomet piešia, dukrytė. Įspūdžių savo. Kad čia monstrai kažkokie. Nu, gal jie įsivaizdavo, kad žinai. Nu va. Čia upelis teka. Kai būna lietinga, turbūt jo. Nu, nuostabu.